Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien noriu papasakoti jums, kaip atrasti savo veido serumų duetą. Nepaslaptis, kad veido serumai ir toliau sparčiai populiarėja, nes jų dėka galima išspręsti įvairiausios odos problemas. Tačiau daugelis vartotojų nežino, kaip reikia tinkamai derinti serumus su aktyviaisiais ingredientais, kad pasiektų tą maksimalų efektą. Ir tą efektą, kuris išspręstų jo problemą. Ir visas priemonės, apie kurias aš šiandien kalbėsiu, rasite Drogos parduotuvėse, fizinėse arba internetinėse. Manau, kad nieko galima nelaukti ir judam prie pačio video. Taigi, kokius ingredientus galima derinti tarpusavėje ir koks bus rezultatas. Ir ingredientas herojus yra hialurono rūgštis, nes ją galima derinti su įvairiais kitais aktyviaisiais ingredientais, kad pasiektumėte skirtingus rezultatus. Vieni nori sumažinti raukšles, kiti nori skaisčios odos, o treti kovoja su netobulumais. Tai ką ir kaip reikėtų naudoti? Tai turėsime 3 duetus ir kiekvieną iš duetų sudarys aktyvus ingredientas plus hialurono rūgštis. Užbėgant įvykiams už akių pasakysiu, kad tai bus retinolis, vitaminas C ir AHA, BHA rūgštis. Ir įsiminkit, kad šių 3 ingredientų, kuriuos ką tik vardinau, negalima miksuoti tarpusavėje. Jokių būdų. O su kuo jas reikėtų miksuoti, tai su hialurono rūgštimi. Taigi pirmas duetas yra retinolis ir hialurono rūgštis. Šis duetas mažina raukšles ir drėkina odą. Ir kalbant apie retinolį, šiandien mano rankose yra šis serumas iš L'Oréal Paris. Tai yra gryno retinolio naktinis serumas, kovojantis su giliomis raukšlėmis. Grynai retinolį rekomenduoja daugelis dermatologų, nes šis ingredientas iš tiesų gali padėti sumažinti raukšles. Ir jo efektyvumas kovojant su senėjimo požymiais yra tikrai pagrįstas. Ir kartu su juo yra rekomenduojama naudoti šį Garnier hialurono serumą. Tai yra serumas koncentruotas su 3% hialurono rūgštimi, alavijų ekstraktu ir gliceroliu. Šis koncentruotas veido serumas yra su 3% hialurono rūgštimi, alavijų ekstraktu ir gliceroliu. Stangrinamoji hialurono rūgštis yra išgaunama biofermentacijos proceso metu. Ir aišku, jeigu nežinojote, tai hialurono rūgštis pasižymi tuo, kad gali surišti 1000 kartų daugiau vandens, negu sveria pati. Tad šis veido serumas gaivina, ramina, intensyviai drėkina odą. Antras mūsų šiandienos duetas yra vitaminas C ir hialurono rūgštis. Ir šis duetas skaistina ir drėkina odą. Ir tai yra Garnier vitamino C serumas. Tai yra koncentruotas serumas su patentuota 3,5% formulė, kurią sudaro vitaminas C, niacinamidas ir salicilo rūgštis. Ji per 6 dienas sumažina pigmentinės dėmes ir suteikia švytėjimą. Pati šį serumą naudoju tikrai gana ilgą laiką ir galiu pasakyti, kad veikia jis tikrai puikiai. O kalbant apie hialurono rūgštį, tai yra L'Oréal Paris Revitalift Filler glutinamasis serumas su 1,5% grynąja hialurono rūgštimi. Jis yra veiksmingas išsausėjusiai odai, kuriai trūksta spindesio. Jo sudėtyje yra tiek mikro, tiek makro hialurono rūgšties, kuri labai gerai įsiskverbia į gilesnius odos sluoksnius, taip užpildydama raukšles iš vidaus ir gerai sudrėkindama odą. Na ir pereiname prie paskutinio dueto, kurį sudaro AHA, BHA rūgštis ir hialurono rūgštis. Šis duetas kovoja su netobulumais ir išlygina veido odą. Šis Garnier Pure Active serumas yra žinomas dėl savo 4% koncentruotos sudėties, kurią sudaro niacinamidas bei AHA ir BHA rūgštis. AHA nušviečia spindesį praradusią ir nelygią odą, o BHA padeda išlyginti odos netobulumus ir mažina poras. Niacinamidas sumažina nemalonų pojūtį, kuris sukelia spuogelį. Ir su šiuo serumu rekomenduojama naudoti miksą Hyalurogel Sensitive Skin veido serumą, kuris yra skirtas jautriai, normaliai ir sausai odai prižiūrėti. Serumas Hyalurogel nuo pat pirmo panaudojimo palengvina jautrios odos būklę, sušvelnina diskomforto ir tepimo jausmą. Jis tikrai labai greitai įsigeria ir visiškai nelimpa. Tai iš tai viskas. Papasakau apie visus šios veido serumus ir tikiuosi, kad šis video padės jums nepasimesti tarp jų visų. Ir galėsite išsirinkti tą duetą, kuris tinka jūsų problemai spręsti. Priemonių ieškokite Drogos parduotuvėse ir taip pat nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose Drogas Lietuva. Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, visų jų ten labai lauksime. Tad ačiū jums labai, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.